Aš jums atvedžiau kulverstuką, kad jūs išmokytumėte jį skaityti. Ir rašyti. Taip, ir rašyti žinoma taip pat. Mes negalime jo nieko išmokyti. Pas mus remontas. Kaip tai remontas? Rytoj juk rugsėjo 1. Vaikai turi mokytis. O jeigu staiga jiems kas nors nusiųstų telegramą? O jeigu staiga ministras pirmininkas pasakytų, esą dėl per didelės valstybės skolos mokestinis tarifas didės 30%. Skaityti, rašyti, skaičiuoti yra svarbu. Svarbu išmanyti istoriją ir žinoti gyvūnų pavadinimus. Tačiau, kai kalbame apie ekonomiką, mūsų žinios baigėsi ties žadėjo didinti atlyginimą ir žadėjo mažinti mokesčius. Kulverstukas supranta, kad be reikiamų žinių mus gali labai lengvai apmauti. Ar tai būtų neįskaitoma telegrama ar politikų pažadai. Ar žinote, kas yra infliacija? Ne, gerai, tai aš čia baigiau, gerai. O bent jau ar žinot, kas yra BVP? BVP? Ne. O kas yra valstybės skola? Tai valstybės skola, tai valstybės skola. O iš ko, kam čia valstybė prasiskolinusi? Tai žiūrint iš ko skolinas, tarkim, Europos Sąjungos ir panašiai. Ar žinote, iš kur valstybei biudžetas surenka pinigų? Nu, gal iš mūsų kišenės. O iš ko dar? Mane aplamai tai nedomina. O kodėl jūsų tai nedomina? Todėl, kad aš nieko negaunu ir negausiu. Gyvenime, jeigu mano veikla nėra susijusi su ekonomika kaip po disciplina ar su finansais, tai yra tos savokos, tos kategorijos, į kurias žmonės nelinkę labai gilintis. Jiems įdomu, kas pas juos gale mėnesio darysis sąskaitoje. Realybė yra tokia, kad stokojame ekonominio finansinio raštingumo. Pirmieji gatvėje sutikti žmonės sunkiai galėjo atsakyti, kas yra bendrasis vidaus produktas, arba tai, kad maža infliacija susijusi su kainų kilimu valstybės ekonomikai yra sveika, o defliacija stabdo ekonomikos augimą. Ekonominių pagrindų pradėkime ieškoti mokykloje. Jau 10 metų šis mokslas privalomas kiekvienam 9-okui ir 10-okui. Vėliau šis dalykas pasirenka bet dažniau tai tampa moksleivių hobiu, o ne rimtų mokslų. Man yra trupučiuką apmaudu dėl ekonomikos. Kai jinai buvo įvesta, apskritai kaip privalomas, čia gal prieš kokį 10 metų, tai daugiau dėmesio buvo skiriama, o dabar turbūt nueina į antrą planą ekonomika. Kas yra akcija? Šią ekonomikos pamoką mokytoja pradėjo nuo klausimo apie verslą ir jo tikslo. Atsakymas buvo vienintelis. Verslas tai siekis užsidirbti pinigų. Tik vėliau suvokta, kad verslas tenkina poreikį. Jie dabar turbūt yra ekonomiškai labiau užprūsę, yra gudresni ir ekonomiškai raštingesni. Jeigu jie kažkada tai užgirdė žodį infliacija juokės ir galvojo, kas čia per kiksmažodis, ką čia mokytojas sako, tai dabar jau jie žino, kas darosi su jų pinigais nuo infliacijos. Aplinka daug ko išmoko, spauda išmoko, įvykiai išmoko. Ekonomistai kalba, kad esminis šio mokslo tikslas išmokti, kad mes nuolatos turime rinktis. Mes turime suvokti, ką prarandame ir ką gauname valstybėje priėmus vieną ar kitą įstatymą, padidinus mokesčius. Sakoma, kad tokio išsilavinimo mokykloje ir trūksta. Esą mokymas per daug techniškas, nemokama gretinti situacijų ir matyti visko globaliai. Vaikas turi būti mokomas ekonominio mąstymo. Ar gali tai padaryti mokytojai, kurie labai dažnai yra tiesiog matematikos mokytojos, kurioms trūksta pamokų, mano supratimu, ne. Kai mokyklose atsirado ekonomikos pamokos, mes universitete permokinam visą vidurinės mokyklos kursą vien todėl, kad iki to laiko, kol mums pradėti dėstyti, dabar jau reikia išvalyti marazmus, kuriuos jie atsineša iš mokyklos. Mokykla paaiškina atsakymus ten, kur yra tik klausimai. Aš turiu irgi tokią nuomonę, kad vien tik šnekom ūkio nepakelsi. Reikia ir skaičiuoti, ir gebėti skaičiuoti. Ir ekonomika, kad jis yra vien tik socialinis mokslas, aš nesutinku. Juk ten yra gana daug skaičiavimų ir prognozių, yra ir numatymų, ir analizių, kas buvo praeity ir kas galėtų būti. Tai čia matematika, mano galva, tai jinai yra privalomas dalykas ekonomikoje. Aš nesakyčiau, kad iš principo reikėtų iš naujo mokyti, bet ką mes ir kalbėjom pradžioje, reikia kitaip, kitą matymą parodyti, kitus kampus parodyti, kas nebūtinai yra įvardinta kaip siekinys arba kaip tikslas jų programoje mokykloje. Tai aš neskubėčiau, reiškia,
įvardinti, kad, pavyzdžiui, mokyklos sistema yra iš principo ydinga. Ne. Ar žinote, kokius mokesčius nuo jūsų atlyginimo darbdavys moka? Tiksliai ne. O žinot bent jau ką moka? Ką moka? Ką moka? Tai už socialinį draudimą. Ir tiek tai žinau. O ar žinote, kas yra gyventojų pajamų mokestis? Taip. O koks jis tai yra? Nežinau. Ekonomistų prašėme įvertinti mokyklose dėstomą ekonomikos dalyko programą ir šie liko patenkinti, kad į ekonomiką žvelgiama lankščiai, mokama suvokti patį procesą, veiksmų priežastis. Bet ne visi patenkinti tuo, kaip mūsų visuomenė supranta ekonomikos dalyką. Jeigu tapčiau švietimo ministrė, pirmą ką padaryčiau, panaikinčiau ekonomikos pamokas mokyklose. Kodėl? Dėl paprastos priežasties. Tegul tai dėsto ekonomistai. Mes turbūt suprantame, kad matematikos turėtų mokytis mokytas tam, kad taptų matematikos mokytojų. Ekonomikos mokytojų 90% yra kurselių klausytojai. Jie iš tikrųjų turi labai prastą vadovėlį, jie nemoka dirbti su rimta medžiaga. Kiekviename mūsų gyvenimo žingsnėje slepiasi ekonomikos žinių poreikius, o žinių trūkumas trukdo suvokti elementarius dalykus. Dažnai esame ir apgaunami arba sunkiai suprantame valstybinius žingsnius. Žmogus yra tiesiogiai priklausomas nuo valstybės situacijos. Pavyzdžiui, man sudėtingai įsivaizduoti, ar kiekvienas graikas suvokia savo ir savo vaikų perspektyvą su tokia valstybės skola, kokią turi dabar graikai. Ypač prieš rinkimus tikrai padažnėja tokių pažadų, netgi reklaminių kompanijų, kuriuose mes matome ekonominius pažadus, prasilenkiančius su realybė, su galimybėmis ir bet koks ekonomistas galėtų pasakyti, kad to politikas įgyvendinti tikrai negalės. Būtent todėl privalome turėti bent šiokį tokį ekonominį išsilavinimą. Ir net nėra taip svarbu žinoti, kas yra BVP, jeigu suprantame valstybės ekonomikos procesus. Ekonomistai sakė, kad gatvėje uždavėm blogus klausimus, nes jie neskatina mąstyti. Na gerai. Nerijus Mačiulis sugalvojo keletą klausimų, kuriuos reikėtų užduoti praeiviams. O kaip susijęs BVP augimas ir atlyginimo augimas? Kuo daugiau BVP su atlyginimo augimu. Jeigu auga BVP, ar auga ir atlyginimai? Tai žiūrint kaip perskirstai, žiūrint keliems žmonėms tas prieauglius perskirstomas. Dažnai gyventojai nemato to ryšio ir nesidžiaugia, pavyzdžiui, kad šalies bendrasis vidaus produktas auga, bet turbūt reikėtų žinoti tai, kad grubiai taip skaičiuojant BVP pajamų metodu, jis yra skirstomas į 3 dalis. Tai yra pajamos tenkančios kapitalo savininkams, pajamos tenkantis dirbantiesiems ir pajamos tenkančios valstybei mokesčių pavidalu. Tai yra, kuo didesnis bendrasis vidaus produktas, tuo turbūt ir daugiau gauna atlyginimų gyventojai. Tai jeigu auga bendras vidaus produktas, auga ir atlyginimai. Turėtų idealiom sąlygom tai būti. Tai Lietuvos valstybės skola sudaro 40% BVP. Ar tai daug ar mažai jūsų nuomonė? Tai be galo daug, tai be galo. Turėtų būti kažkur tai apie 20%. 40 tai jau yra, mano protu, tai jau yra žodiškas, rusas žodis yra krachas. Čia reikia šaukti nuo Gedimino bokšto. Valstybės skolos lygis iki 60% bendro vidaus produkto, jisai nėra žalingas ir kaip tik gali netgi suteikti didesnio augimo potencialo valstybei. Ir štai pavyzdžiui, Europos komisija mano, kad 60% yra tas optimalus skolos lygis. Tarptautinis valiutos fondas mano, kad išsivysčiusiom valstybėms 90% bendro vidaus produkto nėra per didelė dar skola. Yra gerai, kad valstybė įsiskolinusi, blogai? Na, jeigu valstybė skiria pinigus kažkokiems tikslams, kurie skatina geresnį piliečių gyvenimą, tada tai. Jeigu valstybė įsiskolino ir nieko su tais pinigais gerų nedaro, tai tada tai yra blogai. Lietuvos valstybės skola sudaro 40% BVP. Kaip manote, tai daug ar mažai? Taip, tai yra daug. Skaitau, kad daug. Kodėl? 40 tai čia daug. O kiek turėtų būti? Kiek turėtų? Neturėtų būti, faktiškai, geriausiu atveju. Išvis be skolos? Išvis be skolos, bet taip nebūna. Apklausa gatvėje parodė, kad žmonių žinios nėra jau tokios menkos. Daug kas galėjo pasakyti, kad valstybės skola tai įsiskolinimas užsienio kreditoriams, nors kai kurie neteisingai minėjo Europos Sąjungą.
Apie bendrą produktą žinota mažai, bet bendras įspūdis susidarė neprastas. Kai kurių atsakymai net nustebino. Tokių nesąmonių, kurias aš išgirsdavau iš žmonių kokiais 2003-2004 metais, arba kai mano net studentai aiškindavo, kad aš visiškai nesuprantu nieko, nes reikia imti paskolas, už jas pirkti akcijas ir tada tas akcijas dar kartą užstatyti ir pasimti ir po to praturtėti, čia aš tikros istorijos. Ir aš sakiau, vaikeli, tu žinai galą šitos istorijos, o jeigu krizė? Tai jie mane žiūrėdavo labai ironiškai, sakydavo, kokia krizė. Nu tai šitie vargšai, dėja, dalis jų po to gavo labai gerus darbus, tą žingsnį padarė, o dabar neturi iš ko gyventi. Tai manau, kad jinai mokosi, bet mokosi su labai brangia kaina. Palikime gatves ramybėje ir protingų atsakymų eikime ieškoti į universitetą. ISM universitete atrodo ekonomika turėtų būti visų mokslų motina. Koks ryšys tarp BVP augimo ir atlyginimo augimo? Kuo didesnis atlyginimas, o žmonės gali daugiau išleisti, perkamoji galia didėja, tai ir BVP padidėja. Jo, iš esmės tai BVP, kaip ir žinote, yra parduotų prekių kaina valstybiniu mastu. Tai iš esmės, jeigu atlyginimai auga, tai BVP turėtų augti, nes žmonės daugiau perka. Kurio iš šių žmonių profesijų gyventojų pajamų mokestis didesnis? Ar ūkininko, kuris uždirba 100 000 eurų per metus, ar mokytojo, kuris uždirba 10 000 eurų per metus? Didesnis tas, kur uždirba daugiau, man atrodo, nes yra progresinė mokesčių sistema, ne? Kieno gyventojų pajamų mokestis yra didesnis? Vienodas, tai aš vis tiek pajamų gyventojų mokestis yra nustatytas 15%, jeigu tai jis toks pat bus. Deja, Lietuvoje yra pakankamai nemažai mokestinės diskriminacijos ir ūkininkas gaunantis 100 000 eurų per metus, jisai sumokės mažiau negu 5% gyventojų pajamų mokesčio, tuo tarpu mokytojas mokės tą bazinį 15% gyventojų pajamų mokestį. Nors į Nerijaus Mačiulio klausimų studentai atsakinėjo sunkiai, nusprendėme užduoti ir gyvenimiškesnį klausimą apie atlyginimus ir mokesčius. Deja, mažai kas žinojo, kad etatinis darbuotojas sumoka 31% mokesčių valstybei, iš kurių 15% sudaro gyventojų pajamų mokestis, o visa kita keliauja į privalomai ir valstybinį socialinį draudimą bei garantinį fondą. Ar žinote, kiek mokesčių moka žmogus, dirbantis pagal pilną ar pusę etato pas darbdavį? Iš tikrųjų tai ne dabar, nepasakysiu. O bent jau kam tos mokesčius moka? Tai didžioji dalis nueina valstybei kaip pajamų mokestis, kurios surenka už atlyginimą, bet mokesčių yra daug skirtingų. Na, maždaug, aš manau, kažkur virš 30%, 30 gal 1% kažkas tokio. O ar žinote, koks yra gyventojų pajamų mokestis? Tai būtų 21%, jei neklystu. Sumoka gyventojų pajamų mokestį, man atrodo 15%, jeigu neklystu, ne? Vat, paskui dar sodrai, tavo tikslas skaičiai vardinsiu. Bet maždaug gaunasi, kad apie 30% atsiskaičiuoja atlyginimą. Čia įspūdis buvo kur kas geresnis. Į sunkesnius klausimus atsakė daug tiksliau. Bet štai trečiajame mūsų klausimyno etape belsimės į Seimą. Vis dėlto būtent dėl politikų ekonominių pažadų lietuviai juos išrenka į parlamentą. Ekonomiką, kad nebūtume politikų apgauti, turime išmanyti ne tik mes, bet ir tie, kurie priima įstatymus. Jie puikiausiai turi išmanyti ir jos vingrybės. 95% jų, kai kalba, demonstruoja absoliutų ekonominį aklumą. Jie visą laiką kalba tik apie naudą, bet niekada nekalba, ką už tai žmogus sumokės. Vat, suprantat, kaip atpažinti manipuliatorių. Manipuliatorius jums visada sakys, aš tau duosiu tą ir tą, aš tau padarysiu labai didelį atlyginimą, aš tave padarysiu laimingą, bet jis nepasako, ką tu už tai mokėsi. Kur į biudžetą ateina pinigų? Iš visų Lietuvoje esančių įmonių, organizacijų, kurios kuria pridėtinę vertę ir iš čia ateina į biudžetą pinigai. O jeigu padidėja mokestinis tarifas, ar tai reiškia, kad biudžetas gauna daugiau pajamų? Jeigu padidėja mokestinis tarifas, ar jūs manot, kad visi Seimo nariai turi būti ekonomistai? Mes nemanome, mes klausėme tiesiog. Mes mūsų frakcijoje turim įvairių sričių ir kiekviena frakcija turi
Vieni dirba žmogaus teisų srity komitete, kiti dirba ekonomikos komitete ir visada, kada aptarinėjam įvairius svarbius valstybėje klausimus, mes pasikliaujam specialistų, nusimanančių labai gerai ir dirbančių tuose komitetuose nuomonė. Todėl į šį klausimą nelabai galėčiau taip atsakyti tvirtai. Tada paprastesnį klausimą. Kaip galvojat, kas yra ekonomika? Kas yra ekonomika? Universitete politinė ekonomija tik tai laikiau, kai mokiausi, tai ekonomika tai yra visos valstybės, kaip čia pasakyti, kuriančios visos valstybės įmonių, visos valstybės žmonių, kuriančių valstybei išgyvenimą dalykai. Bet jeigu mes gyventumėm finansiškai raštingoje visuomenėje, kur didelė dalis gyventojų turėtų bent bazinį ekonominį išsilavinimą, visi tokie politiniai šarlatanai, siūlantis nesąmonės ir nelogiškus dalykus, labai greitai dingtų iš eterio, nes visi suprastų, kad tai yra tiesiog pigus populizmas. Žmogus dirbdamas pagal darbo sutartį sumoka mokesčių valstybei. Tai gyventojų pajamų mokestis, sodros mokestis, aišku, jeigu perka, tai PVM mokestis, ne tiek mažai, reikia sudėti 31%, 15%, PVM, jeigu ką perki 21%, tai daug. O kas sumoka didesnį GPM, ūkininkas ar mokytojas? Kieno GPM tiesiog yra didesnis? Kiek žinau, ūkininkui yra lengvata taikoma, o mokytojams nėra. Paskutinis klausimas. Kuo skiriasi pajamos nuo pelno? Dieve, jūs čia kaip tą artistų klausėt. Pajamos tai yra žmogaus gautas atlyginimas, o pelnas tai yra žmogus, jeigu jisai verslininkas, jisai turi pelno ir iš to yra jo gaunamas dividendas. Ar žinote, kiek žmogus dirbdamas pagal darbo sutartį sumoka mokesčių valstybei? Žmogus dirbdamas pagal darbo sutartį. Etatinis ar pagal autorinę sutartį, nes čia skirtingi dalykai. Etatinis. Aš manau, kad žmogus sumoka virš 30%, o darbdavys sumoka dar apie 20%. Tai ta prasme, žmogaus darbas daugiau negu 50% kainuoja bendrai paėmus žmogui ir darbdaviui. O žmogaus dirbančio pagal etato jis moka tokį gyventojų pajamų mokestį. Ar žinote, kiek jisai sudaro? Gyventojų pajamų mokestis yra 30%, jeigu aš neklystu. Politikai Lietuvoje savo ekonominės žinias, kompetencijas ekonomikoje, manau, tobulina. Ir jos yra geresnės negu buvo prieš 10 metų. Tai kas yra ekonomika? Na, tai tiesą sakant, visas darbinis šalies gyvenimas. Ir pinigų cirkuliacija, ir darbo vietos, ir praktiškai viskas, kas susiję su darbu, gamyba, paslaugom, prekyba. Kas yra valstybės skola? Tai ką čia, egzaminas? Valstybės skola tai yra tai, ką valstybė savo vardu yra pasiskolinus, tiek iš savo piliečių, tiek užsienio bankuose. O Lietuvos valstybės skola sudaro 40% BVP. Kaip galvojate, tai yra daug ar mažai? Na, kaip lyginsi? Maastrichto kriterijai yra 60%, mes dar toli nuo to. Kai kurie politikai testo išvis neišlaikė, kai kuriems dar reikia patobulinti savo žinias. Deja, atrodo, kad kol kas nei Seimo nariai, nei visuomenė ekonomikos žaidimo taisyklių iki galo dar nesuvokia. Tegu tai būna stimulas tobulėti, nes jeigu mes visi lyg akli braidysime valstybę, dar ne vieną ekonominę krizę patirsime.